Labas vakaras. Kai stipriai saulutė šviečia, tai dar taip ir vidudienis, šilumos irgi netrūksta. Ačiū Dievui už jo malonę ir tikiu, kad yra laikas pažvelgti į Dievo žodį. Ir šiandien aš taip pasidalinsiu tokią keletą rašto vietų, tokios gana dažnai iškeliančios klausimus. Ir tikiu, kad viešpats duos ir man išminties šitoj šiltoj vietoj ilgai jūsų nekankinti. Ištraukščia mane toj tą Bibliją. Gerai. Jeigu taip traukia. Gerai. Kaip, ar gera vasara? Gera? Na jo, reikėtų prie jūros būti arba kur nors prie vandens, bet taip įdomu, vakaras ir viešpats surenkam. Gerai. Pasimelskim, paprašykim Dievo malonės, nes yra tikrai dar keletas tokių poreikių specifinių. Šia paskutiniu metu vieną paskui kitą kažkaip tai seneliai, tai tėvai jau skambina, vaikai serga, pakilę temperatūros, kai kurie reanimaciniam, netgi ne reanimaciniam, bet ligoniniai, lašelinės ir tai viešpats tikrai padeda kiekvienu tuo atveju. Ir Linas prašė už Matą pasimelsti, sesuo Burienį ir Rūtelį už Rūtelės. Elinga, taip vardas. Elija vardas. Elija, mano Elinga, matai, senelis į savo pusę traukia. Elija irgi aukšta labai temperatūra ir tikrai viešpats atgaivina ir sesuo Rima prašė pasimels kažkas tai, tokie kaip ir kažkoks rimtas sunegalavimas. Ateikim už tuos, kuriuos žinom, kuriem tikrai reikia poreikio ir te paprašom, kad viešpats savo dvasia, savo žodžiu pakeltų, atgaivintų ir kaip giedojom, jisai išgydo. Ir žinot, kartais mes giedam, kitas klausimas, ar mes tuo tikim? Ar mes tai esam patyrę savo gyvenime? Šventosios dvasios pasilietimą, šventosios dvasios dovanų veikimą mūsų gyvenime. Žinot, mes galim labai greitai, turėdami gražias giesmes, turėdami netgi ir gražius pamokslus, prasilenkti su tuo, kas iš tikrųjų ateina su šventąja dvasia. Tai, ką atneša tik tai Jėzus ir apie ką kalba Dievo žodis. Todėl iš tikrųjų išlaikykim atvirą širdis Dievo žodžiui, Dievo meiliai. Tuo būdu, kad kokius ateina ir tikėkim, tai ką? Išpažįstam tą, ką skaitom šventam rašte, tai, ką atrandame Dievo žodyje, tai, ką giedame, jis iš tikrųjų išgydo. Ir Tėve Jėzaus vardu mes dabar prašom, atnešam visus poreikius, kurie yra. Mes meldžiam tavo ypatingos malonės, tavo atsakymų, tavo aprūpinimo, tavo išgydymo ir šventosios dvasios jėgoje prašom, brangus viešpatie Jėzau, paliesk visus tos vaikus, paliesk sesę, paliesk vyresnius žmonės šiandien, Dieve, mes prašom, kurie negaluoja. Ir mūsų malda prašymas, brangių Jėzaus Kristaus vardu, te ateina atstatymas, te ateina išgydymas, te tavo galybė pajuda viešpatie. Mes to prašom sutardami kaip tavo bažnyčia. Mes pasitikim tavimi ir dabar išpažįstam tavo akivaizdu, kad dėl tavo kraujo atleistos mūsų nuodėmės, kad dėl tavo vardo viešpatie mes turim priėjimą prie sosto, kad tavie yra atsakymai ir kad kiekvienas tavo žodis, tai, ką tu kalbi mūsų gyvenimus, tai, ką tu kalbi savo bažnyčią, Dieve, tai, ką mes atrandame Biblijoje, tai, ką tu prakalbi šventąja dvasia, pranašišku žodžiu. Jis atneša tiesą, jis apreiškia tavo šlovę, jis prisiliečia tinkamiausių būdų, nes tu esi tas, kuris niekada negaišuoja. Tinkamų laikų apreiškia savo šlovę. Todėl dar kartą prašom, te ateina tavo šlovė, karaliau, te tavo galybė prisiliečia prie širdžių ir tavo vardas te būna pašlovintas, pagarbintas ir išaukštintas Jėzaus vardu. Amen. Ir taip Luko Evangelijoje Jėzus, jisai, kaip ir keliaudamas į Jeruzalę, 13 skyriuje, Luko Evangelija, 13 skyrius, jisai ištarė tokius žodžius, 34 eilutė. Luko Evangelija, 13 skyrius, Jeruzalė, Jeruzalė,
Tu žudai pranašus, užmėtai akmenimis tuos, kurie pas tave siųsti. Kiek kartų norėjau surinkti tavo vaikus, kaip višta savo viščiukus po sparnais, o tu nenorėjai. Štai, sako, štai jūsų namai paliekami jums tušti. Ir iš tiesų sakau jums, jūs manęs nebematysite, kol ateis laikas, kada tarsite. Palaimintas tas, kuris ateina viešpaties vardu. Tai buvo pranašiška ištarmė Dievo tautai, Dievo žmonėm, Jeruzalės miestui. Žinot, tai buvo ištarta tam tikras toksai kaip ir perspėjimas. Ir jeigu mes pažiūrėsim vieną eilutę truputį aukščiau, Jėzus kalba, bet šiandien rytoj ir poryt turiu keliauti, nes negali tai būti, kad pranašas žūtų ne Jeruzalėje. Ir taip, kada pažiūrim 34 eilutę, mes atrandam Jeruzalė, Jeruzalė, tu žudai pranašus. Ir čia mes atrandam, kad Jėzus pranašiškai kalba apie mirtį ant kryžiaus, kalba apie tą momentą, kad jis eina į tą vietą, kad numirtų ant kryžiaus, paimdamas nuodėmę, prakeikimą, atnešdamas atpirkimą. Bet buvo žmonės, kurie karts nuo karto, kada į jų namus pajudėdavo Dievo žodis, pajudėdavo Dievo meilė. Žinot, mes galim pasakyti, kad tas, kuris mylėjo išskirtinai savo tautą. Jeigu kalbam apie Izraelį ir Jeruzalę, skaitydami Seną testamentą mes atrandame, kad tai yra išskirtinė Dievo meilė. Sako, kas paliečia mano akies vyzdį, kaip sako, paliestų mano, taip kaip tas, kuris paliečia šitą tautą. Bet karts nuo karto jisai pats paliesdavo šitą tautą, paliesdavo sudrausdamas, sudrebindamas, ateidavo laikas, kada jisai ateidavo žodžiu. Dievo meilė nepasikeitė, nei tau, nei man. Dievas išliko tas pats mylintis, bet be galo teisingas. Bet žinot, Dievo meilė, jinai turi ypatybę, ir aplamai meilė, tad gerąją prasme, jinai turi ypatybę, jinai nenaudoja tam tikros prievartos, manipulacijos. Jinai palieka žmogui laisvę. Jeigu kažkas, žinot, draugauja, bendrauja, aš žinau, kad čia laukia ir vestuvės, ir sekmadienį turėsim vieną palaiminimą. Bet aš noriu pasakyti, kad, žinot, Dievas palieka laisvę kiekvienam pasakyti žmogui taip. Žinot, kartais mes galvojam, kad, kažką tai pakeisim, priversim, prispausim. Tai yra tam tikri žmogiški dalykai. Bet Dievo meilė, jinai buvo tobula savo tautai ir jis paliko, leido savai tautai daryti dalykus. Priimti žodį, kuris ateina, kuris ėjo į jų namus, į jų širdis, į jų dvasinį gyvenimą, į tą dvasinį miestą, į kiekvieną širdį. Arba vieną dieną paimti ir pasakyti ant kryžiaus jį. Žinot, leido nužudyti, žinot. Šiandien klausimas kiekvienam iš mūsų. Kaip mūsų dvasiniai namai? Kaip mūsų dvasinis stovis? Šiandien daugelis galim pasakyti, aš esu tikintis, priklausau bažnyčiai. Kai kurie sako, mano tėvai tikintys, kartais tenka man pabendrauti su žmonėmis. Žinot, ir kartais mes turim tam tikrus supratimus, kad daugiau mažiau tam tikras mūsų statusas religinis, arba mūsų supratimai, arba įsivaizdavimai, kad viskas gerai su mumis. Bet šiandien aš noriu kalbėti iš tikrųjų, šitą rašto vieta, kuri labai rimtai kalba, sako, tu žudai pranašus, užmėtai akmenimis tuos, kurie pas tave siųsti. Kada viešpats ateina į tavo gyvenimą. Kada viešpats siunčia žodį, siunčia įvairiopų būdų. Kada tu skaitai Bibliją, klausai pamokslo, kada kažkas ateina ir sako, aš turiu nuo viešpaties žinią tau. Žinot, kartais sunku, o ar iš tikrųjų tai turi nuo viešpaties? Žinot, lygiai taip pat tuo metu Izraelyje, žinot, daugelis stebėjosi, Jėzumi žiūrėjo ir galvo, ar iš tikrųjų jisai kalba nuo Dievo. Ir kada kalbami rimti dalykai, žinot, jie reikalauja rimtų apsisprendimų. Arba tu atveri širdį, atveri savo namus ir įsileidi Dievo žodį, įsileidi Dievo dvasią, įsileidi gyvenimą ir gyvybę. Arba kažkas iš tikrųjų atsitiks ir tavo gyvenime, jeigu tu uždarysi savo širdį, kad tavo namai bus tušti. Apie ką kalbėjo Jėzus? Sako, žiūrėkit, sako, štai jūsų namai. Ir sako, jūsų namai, ne mano namai, jūsų namai. Paliekami jums tušti, 35 eilutė. Ir iš tiesų, sakau jums, jūs manęs nematysite. Tas žodis tušti, kuris naudojamas šitoje rašto vietoje, originale, jisai kalba daugiau apie dykumą, negyvenamą vietą. Jisai turi prasme, kad negyvena nei žmonės, nei gyvuliai. Praktiškai tuščia dykiavietė, be žmonių negyvenama vieta. Žinot,
Jeigu kalbėsim apie Jeruzalę šiandien, tai buvo ištarta Jeruzalėje. Galim pasakyti, ten žmonės gyvena. Bet žinot, keistas sutapimas. Šiandien jau beveik valandą Jeruzalėje vyksta gėjų paradas. Aš su kažkuo labai neseniai mes bendravom apie Tel Avivą. Aš ten, aišku, ten daug negerų dalykų. Bet kažkaip aš net sakau, Jeruzalėje, sakau, tokie dalykai nevyksta. Pasirodo, vyksta. Jau 10 metų vyksta kažkur. Tai šiandien, beveik valandą, nuo 18 valandos, pas mus tas pats laikas, vyksta gėjų paradas. Planuoja apie 5000, kurių susirinks tenai. Ir aišku, ta religinė tokia stipri dalis judėjų, žydų, tos grupuotės, jos savo kvartaluose meldžiasi, šaukėsi, kad netiduoti Sodomai ir Gomorai šito miesto, bet tai ten vyksta. Ir žinot, kada perskaitai tuos dalykus, aš taip kažkaip pasižiūrėjau šiandien tam tikrą informaciją apie Izraelį ir taip, galvoju, ir kada skaičiau šitas rašto vietas ir supranti vieną, kad, žinot, yra laikai mūsų gyvenime ir atrodo, kad gyvenimas verda, bet iš tikrųjų, kas vyksta dvasioje, kas viešpatauja dvasioje, kas iš tikrųjų tuo metu tuose namuose. Žinot, nėra Jėzaus, nėra gyvenimo. Ir kada Jėzus kalbėjo apie tą tuščius, negyvenamus, apie dykiavietę, kad sako, tai pavirs kaip dykuma, be žmonių, negyvenama, jis nekalbėjo, kad tai iš vis kažkaip tai tuo fiziniu būdu, bet jis kalbėjo apie dvasinius dalykus, nes jeigu jis yra nepriimtas, jeigu jis yra atmestas, ten nėra gyvenimo, ten nėra gyvybės pasiliekančios, nėra amžinybės. Štai aš jau paminėjau, kad tas, kuris iš tikrųjų, myli, leido, netgi tiems, kuriuos myli be galo, nužudyti Jėzų, nukryžiuoti Jėzų. Žinot, kartais užduodi klausimą, tai kodėl Dieve visą tai? Taip, mes žinom teologiją, kad atpirktų tave ir mane, bet jisai, turėdamas tą tobulą meilę, leido tiems, kuriuos be galo myli. Jis nepanaudojo prievartos. Jis nepanaudojo nieko kito, jis, žinot, gerbė žmogaus laisvą apsisprendimą. Kaip ir Izraelio tautos, taip ir mūsų tautoje. Kada žmogus išgirsta Evangeliją, kada žmogus susiduria su Dievo žodžiu, žinot, kažkas vyksta nuostabu, žinot, Dievo dvasia priartėja, Dievo meilė priartėja gyvenimas ir gyvenimo pilnatvė. Bet klausimas, ar žmogus priims tai? Žinot, sako, tu žudai, kaip užmėtai akmenimis arba žudai pranašus. Apie ką kalbama? Kad tai yra atmetama, atstumama, bandama atsiriboti nuo to ir paslėpti. Ir tai pranašiškai kalba apie Jėzų Kristų. Jį prikalė ant kryžiaus, jį įdėjo į kapą, bet žinot, to, kurio negalima, kaip ir nužudyti gyvenimo, žinot, jisai prisikėlė. Jisai gyvas. Žinot, šiandien bažnyčia turi suvokti ir suprasti. Galbūt kartais tenka kai kam eiti per išbandymus. Atrodo, kažkas baisaus atitiks gyvenime, žinot, kada mes skaitom tas istorijas, kada iš tikrųjų žmonės susiduria su rimtais persekiojimais ir būna klausimas gyvenimo ir mirties. Labai dažnai suskamba Dievo žodis, nebijok. Nes Viešpats žino, kiek žmogus iš savęs pajėgus, bet ateina Dievo dvasia. Tas gyvenimas į tuos atsiveriančius širdies namus, kuriuos Viešpats pasiruošęs pripildyti, kad jie nebūtų tušti, kad ten būtų gyvenimas pasiliekantis ir netgi jeigu kažkokią akimirką, kaip vienu momentu atrodė, kad jis numirė ant kryžiaus, jį įdėjo į kapą, užritino akmenį ir kažkas pasakė, baigta. Žinot, sekančią dieną, trečią dieną, kaip raštas sako, trečią dieną, akmens nebuvo, kapas tuščias. Ir jis ateidavo pas mokinius, juos drąsino. Žinot, ir tie, kurie bandė, kaip sako, užmėtyti akmenimis, nužudyti, ir apie tai kalbėjo Jėzus, jie nepaėgė to padaryti, tai pasidaugino per bažnyčią. Žinot, yra gyvenimo žinia, kurios negalima uždaryti. Gyvenimo žinia apie prisikėlimą ir viltį, apie išeitį iš velnio valdžios, iš tamsos valdžios. Evangelija kalba, kad sako, jis išplėšė mus iš tamsybių valdžios, ištraukė ir perkėlė į mylimo sūnaus karalystę. Apaštalas Paulius kalba apie tam tikrus dalykus, apie procesą, kuris vyksta kiekvienu atveriančio širdį Viešpačiui Jėzui Kristui, gyvenimui, pasiliekančiam gyvenimui. Tai, kas ateina ir pasilieka. Ir Jeruzalė išgirdo, sako, paliekami jums tušti, praktiškai dykuma. Dvasinė dykuma, kur nėra gyvenimo. Aišku, mes atrandam žmonės tikinčius vieną kitą. Bet žinot, kažkoks, sako, iki tam tikrų laikų, kuris ateis, kada kažkas pasakys,
palaimintas tas, kuris ateina viešpaties vardu. Ir šia eilutė kalba apie tai, kad kaip ir tautai, kaip ir žmogui yra skirtas laikas, kada kažkas priartėja. Kaip tada Jėzus priartėjo ir turėjo širdys atsiverti ir tik nedaugelio širdys priėmė gyvenimą ir gyvybę, kuri pasilieka, kuriai neturi galios nei mirtis, nei kryžiaus mirtis, nei kankinimas, nei kapas. Praktiškai prisikėlimo jėga buvo kiekviename, kuris atvėrė širdį ir kurio širdies namai nebuvo tušti. Šiandien klausimas, kaip tavo širdies namai? Kaip iš tikrųjų tavo gyvenime? Kaip tu vaikštai savo gyvenime? Žinot, yra dar viena rašto vieta, kuri kalba Luko Evangelijoje. Aš pabandysiu greitai surasti. Ir 11 skyriui 23 eilutė. Jėzus kalbėjo tokius žodžius. Kas ne su manim, tas prieš mane. O kas nerenka su manimi, tas barsto. Žinot, įdomi vieta. Kas ne su manim, sako, tas prieš mane. Šiais laikais mes gyvenam tokioj, atmosferoj, galim pasakyti, kuri vadinama tokia, žmonės nori būti nepriklausomi. Gera būti nepriklausomų žmogum. Finansiškai. Šeimoje žmonės mėgsta būti nepriklausomi. Gerai ar blogai? Jauni žmonės, pamąstykit. Gerai ar blogai būti nepriklausomais? Kada tu darai, ką nori, ir tavo antra pusė sako, pavyzdžiui, tu ten daryk, aš galų galę laisvas žmogus ir aš, noriu kažkokios laisvės. Šeimoje mes esam susaityti ryšiais ir mes esam priklausomi. Bet kaip dažnai žmonės, jie bando būti nepriklausomi ir, žinot, lygiai taip pat bažnyčioj, tarnavime, gyvenime. Kas man ką pasakys? Netgi kiti studijuoja mokslus, jisai nori išlikti nepriklausomas. Ir jam dėstytas ne autoritetas, nieks nieko nepasakys, aišku, po to rezultatai parodo. Kas autoritetas ir kieno čia tvarka. Mes turėjom tokią vieną stovyklą neseniai, tai buvo tokių jaunų žmonių ir bandė paimti valdžią. Iš paskutiniųjų. Visais klausimais. Priemonėm nesiskaitė. Ir ketvirtadienį, kai mes vadinom, buvo bažnyčia, ir aš taip sakau, kieno bus čia tvarka? Mūsų, sako. O, galvoju. Dar žmonės nesuprato. Bet sakau, Biblija kalba, kad vis tiek bus Dievo valdžia. Ir Dievo proga skelbti Evangeliją. Žinot, aš pats savo užduodu klausimą. Ir iš tikrųjų, tai yra rimtas klausimas, kada, Jėzus pasakė, kas ne su manim, tas prieš mane. Ir kartais mes sutinkam žmonės ir jie sako, aš laisvas, laisvamanis toks, dabar gal kitokie terminai, toks šiuolaikinis gal sako, aš pats savo viską. Bet Jėzus pasakė, jeigu tu ne su manim, tu prieš mane. Ir dažnai žmonės sako, ne, nieko aš prieš neturiu, aš jokių reikalų neturiu su juo, su Jėzumi, su Biblija ir su religija. Bet Jėzus pasakė, kas ne su manim, tas prieš mane, o kas nerenka su manim, ką daro? Barsto. Netgi tas, kuris kažką turi ir vieną dieną sustoja rinkti, sako, nerenka su manim, sako, pradeda barstyti, pradeda prarasti. Izraelio tauta rinko su Dievu. Dievo žodis judėjo nuo pačios pradžios, nuo pirmos šaknies pakeltos tautos per Abraomą, Izaką ir Jokūbą. Tauta turinti ypatingus pažadus atėjo iki tam tikro laiko, kada reikėjo toliau rinkti su mylinčiu Dievu, bet vieną dieną jie pasakė, mes jau tapom protingi, mes užaugom, mes viską žinom, mes patys pasitvarkysim, mūsų tarybos pačios geriausios, mūsų sinodai patys geriausi, mūsų sprendimai patys geriausi, mes turime raštus ir mes tvarkysimės taip, kaip mums susiklosti su visom mūsų tradicijom. Kaip dažnai šita istorija kartojasi žmonių gyvenime, bendruomenių gyvenime, istorijoje. Bet žinot, kas yra didelė Dievo meilė, kuri karts nuo karto ateina ir pasibeldžia į tam tikrus namus. Žinot, apie toliau ką rašo. 24 eilutė Luko 11. Netyroji dvasia išėjusi žmogaus. Ir galim paskaityti tą istoriją Mato Evangelijoje, 12 skyriuje. Netyroji dvasia išėjusi žmogaus klaidžioja bevandenėse vietose, ieškodama poilsio ir neranda. Skaitėte šitą rašto vietą. Toliau kas parašyta. Tada jis sako, netyroji dvasia ką daro? Kalba. Kalba su savimi, galbūt su kitais pasikalbam. Nežinau, jūs girdėjot, negirdėjot, aš esu girdėjęs. Kartais su manim bandau pasikalbėti.
kartais ir su tavim. Jeigu su Jėzumi kalbėjusi, atėjo gundytas ir pradėjo gundyti šėtonas, tai tuo labiau, žinok, su tavim irgi pasikalbės. Įvairiopų būdų tu išgirsi, galbūt tarnaudamas. Kada pasakai išeik, sako, neįsiu. Sako, čia mano, sako, ne tavo, čia Jėzaus. Žinot, neseniai tai mačiau savo gyvenime. Žinot, kada susiduri tai dalykai, supranti, kad tai nėra tik tai kažkokios istorijos parašytos Biblijoje, kurias galim paskaityti ir atsirinkti pagal savo supratimą. Man tas patinka, man tas nepatinka, aš nuo šitų reikalų atsitrauksiu, žinot, bet noriu palinkėti kiekvienam. Žinot, leisk šventai dvasiai, leisk Dievo žodžiui dėti tavo gyvenimą. Būk pilnas šventosios dvasios, būk pilnas dovanų. Daugelis sako, man nereikia maldos kalbomis. Paulius apaštalas sako, už jūs visus daugiau meldžiuosi kalbomis. Sako, siekite aukštesnių malonės dovanų. Pranašaukite. Velnius išvarinėkite. Apie tai kalbėjo ir Jėzus. Bet kartais kaip žmonės mes atsiduriam į savo supratimus, į religinius supratimus, ieškom tam tikro patogaus, netgi bendruomenės kartais susikuria tokį patogų gyvenimą. Bet žinot, Dievo žodis jis ateina kiekvieną kartą. Ateina, kad tavo namai, kad ta bendruomenė neliktų tuščia, kad jie būtų pripildyti. Ir todėl Jėzus kalbėdamas tam tikrus dalykus, jisai mokė, Mato Evangelijoje 12 skyriui, netyroji dvasia išėjus iš žmogaus, klaidžioja bevandenėse vietose arba dykumų, sausose vietose, ieškodama poilsio ir neranda. Tada jis sako, grįšiu, ir žiūrėkit, ką sako, grįšiu į savo namus. Žinot, aš kalbėjau tą rašto vietą. Sako, Jėzus, išplėšė iš tamsybių valdžios, perkelė į savo karalystę. Aš nesakau, kad kiekvienas apsėstas, ne kiekviename visi velniai gyvena, bet žinot, po kieno tu valdžia esi. Kas įtakoja tavo gyvenimą. Aš suprantu, šiandien daugelis tikinčių ir jūs nepriimkite tiesiogiai, kad aš jums čia taikau, bet iš tikrųjų yra svarbu karts nuo karto pažiūrėti, kas kalba, kas bando perimti valdžią. Ir mes šitoj rašto vietoje atrandam, sako, grįšiu į savo namus, iš kur išėjau, sugrįžusi randa juos tuščius, iššluotus ir išpuoštus. Čia žodis tuščius, jisai kalba daugiau neužimti namai. Namas paruoštas, namas gražus. Žinot, jeigu taitum kažkur pro šalį ir tu matai, namas paruoštas tau gyventi, tik tai vienas klausimas, ar užeisi ar neužeisi. Žinot, ko gero užeitum. Ir jeigu sužinotum, kad užeimu, tu gauni tą nuostabų namą. Žinot, kažkas atsitiko to žmogaus gyvenime. O to istorija, apie kurią kalba Jėzus, sako, žmogus, žinot, kažkas netyra dvasia, kažkas netyro pasitraukia iš jo gyvenimo. Kai kurie žmonės turi priklausomybių. Kai kurie slepia priklausomybės. Kai kurie gyvena tam tikrose dalykuose, kurie aiškiai galima įvardinti netyri dalykai ir tamsa turi galios. Bet žinot, įdomiai tai, kad Jėzus kada ateina, jisai kalbėjo šito istoriją apie tą stipresnį, kuris išvaro tamsą, išvaro demoniškas jėgas. Visą istoriją paskaitykite Mato Evangelijoje 12 skyriui. Ir tada jisai taip reziumuoja, atneša tam tikrus principus, kad, kai sako, tamsa pasitraukia. Kada tamsa išeina, išvejama, jai tai nepatinka. Ir ateina akimirka, kada jinai sako, grįšiu į savo namų. Žinot, galiu pasakyti kai kuriem dar iš jūsų, čia esančių, vis dar ta dvasia, tamsos jėga, priklausomybė kažkoks netyrumas, vaikšto aplinkui ir galvoja, reiktų sugrįžti į mano namus, nes ją kažkas išmetė. Ją kažkas išvijo. Kas tai padaro? Jėzaus vardas, Jėzaus kraujas, šventosios dvasios jėga, tai kas ateina į gyvenimą. Ir kartais žmonės, jie nori, sako, aš ateisiu į bažnyčią išspręsti problemų. Sako, turiu problemą, kartais išsako konkrečią problemą. Sako, pasimelskit už mane, paprašykit, kad ta problema, žmonės taip gražiai pavadina problemą, ten pilna ta žodžio prasme velniava. Kad ta problema, pasitrauktų. Vienas jau tai geria, kitam narkotikai, kitas paleistuvis, trečias ten pornografija pastoviai, sako, nieko negaliu atsiplėšti. Žinot, ateina žmonės, sako, suprantu, kad tai problema. Ir kada tu supranti, kad tai problema, aišku, problemas reikia spręsti. Ir kažkas pasako gerą žinią, sako, ateisi į bažnyčią, ateisi į tam tikrą susirinkimą kažkur tai, sako, tavo visas problemas išspręs. Ir iš tikrųjų mes nuoširdžiai meldžiamės, Dieve, išspręsk visas problemas, dedam rankas ir kai kurios problemos sprendžiasi. Bet toliau, apie ką Jėzus kalba, kas vyksta, jeigu, sako, tie namai sutvarkyti, iššluoti, papuošti,
Pasirodo, kai Dievo dvasia ateina, kai Jėzus prisiliečia, jisai daro tvarką ten, kur buvo betvarkė. Ir sako, grįšiu į savo namus, iš kur išėjau, sugrįžus ir randa juos tuščius, iššluotus ir papuoštus. Žiūrėkit, sugrįžo nelabasis ir ką jisai daro? Žiūri, gražu. Bet toliau ką daro? Tada eina pasiima kitas 7 dvasias, dar piktesnės už save. Ir įėjusios jos ten apsigyvena. Žiūrėkit, kas vyksta. Kada tamsa traukėsi, žinau, čia toks įdomus vaizdas, išvijo. Kadangi išvijo, tai įsižeidė. Sutinkat su manim ar ne? Supyko. Nesusitaikė su tuo. Tada sako, ima 7 piktesnės už save. Vieninteliu tikslu, kad sugrįžtų į savo namus. Piktoji dvasiai vis dar ten jo nuosavybė, bet tas žodis tuščius, neužimtus, neužpildytus. Jisai skiriasi nuo to žodžio, kuris naudojamas, kada Jėzus kalbėjo apie dykumą. Čia kalbama, kad kažko trūksta šitose namuose. Čia viskas tvarkoj, galima gražiai gyventi, bet kažko trūksta. Ir Jėzus kalbėjo apie tai, kad jeigu jis bus tuose namuose, jeigu jis bus to širdyje, tie namai nebus tušti ir tamsa neįsisiautės, ir piktasis, su tom 7 piktesnėm dvasiom, neturės galios. Žinot, kaip svarbu įsileisti tai, kas ateina iš viešpaties. Sako, kas nerenka, tas išbarsto. Kas ne su manim, sako, prieš mane. Ir tą dieną, kada Jėzus atėjo į Jeruzalę, ten buvo labai aiškiai ir paprastai. Sako, priimkite Dievo meilę. Bet Dievo meilė jiem leido pasirinkti laisvai, ką jie darys. Ir kadangi žmonės pasirinko, sako, ant kryžiaus jis ėjo ant kryžiaus. Numirti už tuos, kuriuos myli. Kad jie būtų atpirkti. Kad Dievo šlovė ateitų į kiekvienų širdies namus. Kad Dievo galybė pajudėtų. Žinot, klausimas, kokioj dvasio esate, jisai buvo aktualus ir mokiniam. Ir Luko Evangelijoje mes esam skaitę tai 9 skyriui. Žinot, mokinių nepriėmė. Mokiniai vaikščiojo su Jėzumi. Ir čia kalbam apie Jokūbą ir Joną, apaštalus, kurie kartu buvo su Jėzumi, kurie vaikščiojo su Jėzumi. Ir va toj akimirkoj, žinot, jiem kažkas tai atrodė pagal juos. Jie turėjo savo supratimą, jie buvo skaitę Seną testamentą, sako, nuleisim ugnį, kaip Elijas nuleido. Vienu žodžiu, Jėzau tavęs nepriima, mes padarysim tvarką. Žinot, mes žmonės mėgstam daryti tvarką. Mes turim savo supratimus, kaip turi būti tarnavimas. Bet žinot, ką Viešpats nori? Kad kiekvienas suvoktų ir suprastų, ko iš tikrųjų Viešpats, kokia jo valia, ko jisai nori tuo momentu, kokia mąstyme, kas įtakoja mus, kas bando užimti mūsų namus. Ir mes atrandame, ką Jėzus pasakė. Atsigręžė, sudraudė ir pasakė, nežinote, kokios dvasios esate. Šit klausimas rimtas. Kokios dvasios esate? Ir mes matom tie, kurie pastoviai su Jėzumi, kurie pasekė paskui jį, mokiniai. Iš tikrųjų, jokia velnių buveinė, nieko. Namai sutvarkyti ir jie tarnaujantys Viešpačiui, bet kažkokiu momentu, kada Jėzus juos siunčia, kada jie juda į tarnavimą, mes atrandame kažkokiu momentu, piktasis bando prieiti. Atrodo gerom idėjom, kur išeitis, kur atsakymai. Žinot, ryšys su Viešpačiu Jėzumi. Paklusnumas šventojai dvasiai. Šventosios dvasios vedimas, ne kūno vedimas, bet šventosios dvasios vedimas. Ateina momentas, ateina religingas vedimas. Paimkim toliau Jono Evangeliją, 8 skyrius. Čia pat kažkur netoli. Jono 8. Žinot, Jėzus kalbėjosi vėlgi su žydais. Jie sako, mūsų tėvas, sako, Abraomas. Jie turėjo savo identitetą. Jie žinojo, kas yra, kad jis taip, sako, jūs Abraomo, sako. Bet sako, jeigu būtumėte Abraomo vaikai, darytume Abraomo darbus. Ir čia toliau Jėzus prakalba tam tikrus dalykus, sako, jūs darote savo tėvo darbus. 41 eilutė, Jono 8, jūs darote savo tėvo darbus. Mes nesame, sako, pamaininkai ir turime vieną tėvą Dievą. Ir taip matome, žmonės aiškiai sako, mes turime Dievą. Jie žino Abraomą, skaito šventą raštą, bet jų pokalbis vyksta su tuo, kuris atėjo, kad tie namai nebūtų tušti, kad tie namai būtų sutvarkyti, kad atėjo į tam tikrų momentų, kada kažkas nebuvo gerai, tinkamai santykė su Dievu. Žinot,
Dievo sūnus, kalbėdamas, sako, jūsų tėvas velnias, 44 eilutėje, o jūs norite vykdyti savo tėvo troškimus. Klausimas, kieno troškimus mes norime vykdyti? Aš priklausau Kauno krikščionių bažnyčiai. Esu pastorius. Bet kokie troškimai širdyje? Kieno vedimas? Žinot, kartais mes susitapatinam su tam tikrų momentų savo gyvenime, tokiu kaip, priklausomybė kažkam tai ir nurimstame tame. Bet žinot, kitas klausimas. Ar aš esu su Jėzumi, ar mano namai netušti? Ar aš iš tikrųjų esu dalis bažnyčios, suvokiant iš esmės, kad Jėzus yra galva, o aš esu kūnas? Aš tikiu, artimiausiu metu aš kalbėsiu apie tos dalykus. Kalbėsiu iš tikrųjų, kad mes pasižiūrėtume į raštą, nes kartais tai vienokios nuomonės, tai kitokios, tai reikia bažnyčios, tai nereikia bažnyčios, tai svarbu, tai nesvarbu. Žinot, iš tikrųjų Jėzus pasakė, kad jis yra galva ir sako, aš pastatysiu savo bažnyčią. Praktiškai už bažnyčios, kurios Jėzus galva, už kūno, tu esi atsidūręs kažkur už ribos. Bet čia jau paliksim sekantiem dalykam. Bet šiandien aš noriu kalbėti. Aš noriu kalbėti apie tai, kad tai, kas iš tikrųjų neša išgelbėjimą, kas nepalieka tuščių namų, kas padeda suvokti, kokioj dvasioje esate. Jėzus savo mokiniam, tuos, kuriuos myli, sako, kokios dvasios esate? Kokioj dvasioje esate? Šiandien visi galėtum pasakyti, Jėzaus Kristaus dvasioje, savo dvasioje galbūt kažkas. Aš priklausau bažnyčiai, bet iš tikrųjų klausimas buvo pagal poelgius, pagal sprendimus, netgi išsakymą, Jėzau, dabar darysim taip. Stop, sako. Žinot, kaip svarbu išgirsti. Stop. Sako, nepažinote savo aplankymo metų. Tai buvo ištarta Jeruzalėje. Nepažinote savo aplankymo metų. Yra aplankymo metas. Yra laikas, kada ateina žodis, kada ateina pranašiški dalykai, kada ateina dalykai, kurie iš tikrųjų nori keisti tam tikrus dalykus, neleisti tamsai ateiti, galbūt tom 7 piktesnėm dvasiom, galbūt kažkokiem dalykam, kurie pakreips tavo mąstymą, tavo gyvenimą ir po to pradės vesti nuo Jėzaus į šalį, vesti tam tikrų kelių, kuris iš tikrųjų veda į mirtį. Kūniškas mąstymas, sako, veda į mirtį. Bet dvasia veda į gyvenimą. Apaštalas Paulius laiške Romiečiam labai aiškiai kalbėjo, yra dvasios vedimas, yra kūno vedimas. Tie, kurie Dievo dvasios vedami, tie Dievo vaikai. Skaitykit visą skyrių, mąstykit apie tai. Bet vieną dieną Jėzus paėmė ir pasakė, jūsų tėvas velnias. Jėzus turėjo teisę pasakyti, nes ką jis sako, ir jūs norite vykdyti savo tėvo troškimus. Jis nuo pat pradžios buvo žmogžudys, nesilaikė tiesos, nes jame nėra tiesos. Žinot, tiesa buvo Jėzus. Tobuliausia tiesa. Tiesa ateinanti šventosios dvasios jėgoje apreiškime, ateinanti prie kiekvienos širdies, prie kiekvieno gyvenimo, ateinanti į Jeruzalę, į Dievo tautą ir į šitą miestą per Evangeliją. Žinot, kiekvienas žmogus paliekamas laisvas priimti ar atmesti, pasiduoti tam vedimui arba jį atstumti. Žinot, yra momentai, kur mums patinka, kada Viešpats veda, kada jo vedimas ateina į mūsų gyvenimą. Žinot, bet klausimas, kieno troškimus vyktų, jeigu pavydas tavo širdyje, jeigu apkalbos tavo gyvenime, jeigu tu esi sumaištavęs, pilnas priešiškumo, žinot, pasitikrink kokioj dvasioj. Žinot, izraelitai išgirdo. Kart mokiniai taip pat išgirdo tam tikrą klausimą. Žinot, kada mes išgirstam tos momentus, mes turim būti sąžiningi, atviri ir įsileidžiantys tai, kas ateina iš Viešpaties. Nebijantys pasižiūrėti, revizuoti savo gyvenimu, savo tikėjimo tiesų, tam tikrų supratimų nusistojusių, arba ten, kur mes nurimstame. Izraelitai nurimo, sako, mes esame Abraomo palikuonys, jie priklausė sinagogai, šventyklai. Žmonės turėjo tam tikrą religinį išsilavinimą ir vieną dieną jie susitiko Dievo sūnų veidas į veidą. Štai vieną dieną mes sutiksim Dievo sūnų veidas į veidą, bažnyčią. Štai mes galim turėti idėjas, mes galim turėti planus, mes galim būti pasiruošę nuleisti ugnį, turėti kitokių dalykų. Vieni bus religingi, kiti bus nereligingi. Galbūt žmonės vienoje vietoje sakys, vau, kaip atrodo, kitoje vietoje sakys, čia iš vis nieko nėra. Bet vienas, kuris teisė ir sprendžia, kuris duoda nuvokti ir suprasti.
yra gyvas, amžinai gyvas, Dievo sūnus, viešpats Jėzus Kristus, kuriam pavesta visa valdžia, visa galia. Bet klausimas, į kieno rankas atiduosim savo gyvenimus? Kieno rankoje bus mūsų tarnavimai? Kas pakoreguos mus kaip mokinius? Jeigu stabdo, sustoti reikia. Jeigu praveria darės judėti. Jeigu tu sustojęs jau iš tikrųjų, tavo tėvas velnias, kaip tuo metu, tai galbūt geriau paklausti, o ką tu viešpatie Jėzau nori to pasakyti? Vietoj to, kad pasiruošti akmenų arba pasiruošti nužudyti. Tai, kas atsitiko su Jėzumi Kristumi, šita istorija kartojasi. Jinai karts nuo karto ateina į mūsų gyvenimus. Žinot, santykis su Dievu ir vienas su kitu jie be galo svarbus. Sako, jūs, broliai, esat pašaukti laisvai. Galatam 5 skyrius. Jūs, sako, broliai, esat pašaukti laisvai. Tik tai nebūkite, nebūnė šitą laisvį progą kūnui, bet meilę tarnaukite vienas kitam. Žinot, įdomi viršui eilutė esanti. O kad jūsų drumstėjai, arba kurie neša sumaištį, nusipjautų arba būtų atkirsta, pašalinta, prarastų kažkokią tai kūno dalį. Žinot, įdomus ten žodis graikų kalboje stovi. Aš bandžiau tą tekstą išsinagrinėti. Nes kaip parašyta, gali suprast, ką nori. Bet žinot, kažkas atėjo ir kalbėjo tam tikrus dalykus. Bandė pakreipti bažnyčią Galatose. Bandė iškreipti kelius. Bet apaštalas Paulius, būdamas Dievo dvasios, turėdamas apreiškimą, pastatytas Dievo budėti, vienu momentu suprato, kad atėjo negeri dalykai. Žinot, kaip tą dieną, kada Jėzus stovėjo prie Jeruzalės, sako, Jeruzalė, Jeruzalė. Aš sako, kaip višta norėjau surinkti viščiukus, toks gražus palyginimas. Bet sako, tu vis nužudai pranašus. Ir jis kalbėjo ir apie save, ir apie tos, kurie buvo prieš tai. Kada žodis vis ateina, bet kažkas sako, ne, nereikia. Aš turiu savo supratimą, aš turiu savo filosofiją. Mes turim savo religiją, mes turim savo priklausomybę. Mums taip atrodo. Klausimas, o kaip viešpačiai atrodo? Ir kada viešpats vieną dieną pasakė, sako, jūsų tėvas velnias. Tai nebuvo kažkoks žodžių žaismas. Kažkas tai nusistatymas, priešiškumas. Tai buvo tauta, Dievo meilės tauta. Kaip lygiai taip, kaip ir šiandien bažnyčia. Lygiai taip pat. Kurie ateina laikas karts nuo karto pasižiūrėti. O ką kalba Dievo dvasia bažnyčioms? Ką kalba Dievo dvasia į mūsų širdis? Kur dalykai turi būti keičiami, žinot, ir sako, pasižiūrėkite į savo gyvenimus. Sako, 15 eilutė, Galatam 5 skyriaus. Bet jei jūs vienas kitą kremtate ir ėdate, pabandykit įsivaizduoti. Kažkas kažką kramto. Kažkas kažką ėda. Ir čia bažnyčiai žodis, vienas kitą sako. Saugokitės, kad nebūtumėt vienas kito praryti. Kartais kai sako, o, mane čia ir kramto, ir ėda čia, žinot, baigia praryti. Taip, iš tikrųjų, būsit vienas kito, praryti vienas kito. Bet pirmas klausimas, užduodamas kiekvienam iš mūsų asmeniškai, ką aš darau? Kaip aš elgiuosi? Kaip aš žiūriu kiekvieną situaciją? Ką aš pasirenku, kada yra konfliktas? Kada yra kažkokia situacija, ką aš pasirenku? Būt truputį apkramtytum, bet neatsakyti tuo pačiu, kad nebūt vienas kito praryti. Praktiškai tai kalbama apie sunaikinimą, kuris ateina. Žiūrėkit, kas vyksta šeimose. Kada vyras su žmona, aišku, jau ne medaus mėnuo, aš jau galvoju, būna. Jau būna praėję nemažai laiko, galbūt ir pirmi vaikai užaugę. O gal pirmam vaikui gimus. Kažkas trukdo gyventi, šaukia, reikia prižiūrėti, reikia pampersus keisti šiais laikais, suprantat? O tu čia miegot nori, tu nori kažkaip tai laiką gerai leisti, romantiškai toliau, kad viskas būtų širdutės, žvakutės, suprantat, aromatas geras, supranti, o čia kakutės toks aromatas, supranti. Ir žinot, kai kurie normaliai, viskas tvarko, džiaugiasi, tvarkosi, bet, žinot, kiti pradeda vienas kitą krimsti, ėsti. Supranti, tai neša sunaikinimą ir paskui sako, iš kur tos skyrybos? Už tai, kad kremta ir ėda. Už tai, kad kažkas tai įvyksta ir sako, būsit vienas kito pradėti. Tai sunaikina tarpusavio santykius, tai sunaikina šeimas, tai sunaikina bažnyčias, tarnavimus. Tie dalykai, jie turi susinaikinimą ir čia žodis, kuris kalba labai aiškiai, kad, žinot, jeigu nenori būti sunaikintas ir kad tai tave sunaikintų, žinot, kažkur reikia sustoti ir įsileisti Dievo žodį. Nes toliau sakau, gyvenkite dvasia ir jūs nevykdysite kūno geismų. Gyvenkite dvasia. Įsileiskite tai, ką Dievo dvasia kalba. Priimkite tai, kas ateina. Ateina įvairiopų būdų į tavo gyvenimą. Ateina pranašiškų būdų. Ateina per žodį. Kada šventoji dvasia prakalba į gyvenimą, žinot, dalykus. Bet kas toliau įdomiai, nes kūnas geidžia priešingo dvasiai.
Kūnas geidžia priešingų. Truputį savo bakstelių reikia atgal duoti. Ir kartais atrodo labai teisinga ir sąžininga, kad reikia duoti atgal, nes kitaip nesupras. Pavyzdžiui, kažkokia momentas atėjo, paklausė, o tu pakt pamelavai. Nežinau, jum nebūna gal taip. Aš atsimenu, man būdavo, seniai. Meldžiu, kad dabar tai neatsitiktų. Būdavo Valdė, ko nors paklausė manęs, o aš neseniai tikėjęs. Kažkaip namai sutvarkyti, širdį gerą, ramu, taip. Ir kažko paklausė tokiu, kažkaip pavyzdį pasakysiu, tu suvalgai saldainį. Ne aš. O saldainis ten jau, žinai. Ne aš, išsprūdo, taip, netyčia. Iš seno įpratimų, kūnas jisai savo daro, jisai ima viršų. Anksčiau visiems melavau, jokių problemų nebuvo. Kilogramą galiu būti suvalgęs ir sakyti, aš nieko nevalgęs, alkanas vienu žodžiu. O čia tas vienas saldainis duoda žinoti. Kažkokia smulkmeniška, nieko nereikšminga situacija, o po to negera darosi. Ir galvoju, pamelavau, kažkaip yra dūšios negera. Žiūri savo žmoną ir atrodo, jau supranta, kad aš pamelavau. Dabar galvoju, reikia prisipažinti, o dar blogiau darosi. O kaip dabar prisipažinti, dar blogiau darosi nuo to. Žinot, bet kas įdomu, sako, kūnas geidžia priešingų, dvasia dvasiai, o dvasia kūnui. Žinot, atrandi ir čia toliau kalbam, jie vienas kitam priešingi, todėl negalite daryti visko, ko norėtumėt. Ir kažkokiu momentu aš norėčiau pasilikti pamelavęs. Netyčia atrodo išėjau, nespecialiai, bet taip gavosi. Po to pajunti, dvasia paragina, sako, prisipažink, tai dar blogiau darosi. Ir galvoju, geriau čia būčiau to saldainio nevalgęs išvis. Ir ateina momentas, vyksta kova. Bet žinot, tai yra, sako, priešingi dalykai, dvasia ir kūnas. Priešingi. Ateina priešą ir vyksta kova. Žinot, kurioj pusėje stosi, kur pasiduosi, kam leisi veikti tavo gyvenime. Nes dvasia veda į gyvenimą, kūnas veda į mirtį. Kartais žmonės sako, tai aš nežinau, kur čia tie kūno darbai, kur tas kūnas veda, o kur ta dvasia veda. Sako, labai sudėtinga suprasti, visokių minčių ateina. Aš sutinku, ateina visokių minčių. Bet toliau skaitom. Bet jei jūs dvasios vedami, nebesate įstatymų valdžių ir toliau. Kūno darbai aiškus, 19 eilutė. Kūno darbai aiškus. Ir ten išvardinta. Paleistuvystė, ištvirkavimas, stabmeldystė, burtininkavimas, nesantaikos, priešiškumai, pavydai, vaidai, susiskaldymai arba erezijos, ir panašus į juos dalykai. Praktiškai nėra taip padėta taškų, kad šituos išsiaiškinam žodžius. Jeigu į šitą sąrašą nepapuoliau, vadinasi viskas gerai, kūno darbų nėra. Ir į juos panašus dalykai. Kada darom kažką negerai, mes suprantam, kada darom negerai. Sutinka su manim ar ne? Kartais kai kurie nesupranta. Bet kada jau supranti, žinot, kada nesupranti, ateina kaip pranašas, ateina kaip Jėzus tada atėjo. Ateina ypatingų būdų į tavo gyvenimą. Žinot, Dievo dvasia jinai pasiruošus padėti Dievo vaikam. Jiems nori vesti toliau mus, kad mes eitume gyvenimą, kad iš tikrųjų dvasios vaisiai būtų mūsų gyvenime ir toliau apie dvasios vaisius. Meilė, džiaugsmas, ramybė. Žinot, nori ramybės. Ar nori ramybės? Noriu. Tarpusavio santykių nori gerų? Noriu. Bet jeigu pamelavai, sako, reikia kažkaip tai atitaisyti. Nenoriu. Bet tie dalykai yra priešingi. Jie grumėsi vienas su kitu viduje. Ir aš suprantu, kurie seniai tikintys žmonės. Jie perėjo daugel pergalių ir jie šiandien gali pasakyti, vau, tai yra praeitis. Ir aš sakau, tai yra praeitis. Bet jeigu tu tarnauji žmonėms, aš dažnai sutinku, sako, ką daryti, senas gyvenimas lenda. Seni dalykai lenda į mano gyvenimą ir sako, aš lipa į viršų, sakau, žinai, marink, dvasia marink kūno darbus. Apaštalas Paulius kalba apie tos dalykus. Dvasia, leisk Dievo dvasiai tau padėti. Paklusk. Žiūrėk, Izraelis nepakluso. Mokiniai pakluso. Jėzus sako, žiūrėkit, kokioj dvasioje esat. Vieną dieną Jėzus netgi pasakė, Petrai, atstok šitone. Ir Petras atstojo su visu šitonu. Sustojo tam tikrose dalykuose, neteisinguose dalykuose. Mokiniai sustojo neteisinguose dalykuose. Izraelis tuo metu, jie paprasčiausiai atmetė. Jie nepriėmė to, kuris buvo Dievo siųstas, kuris ateina, kad namai nebūtų tušti, kad tas, kuris piktas, neužimtų tų namų, jeigu netgi Viešpats prisiliečia, kad tavo dvasiniuose namuose būtų Jėzaus vardas ir tada jau nereikia nieko bijoti. Nes kada ta dvasia ateina, pabando senas gyvenimas sugrįžti. Ir žinote, jeigu tu laikai širdį, kad Jėzus yra tavo Viešpats, jis neturi galios. Jie neturi valdžios sugrįžti. Paprasčiausia, pats neleisk per nuodėmę,
per sumaištį, neišmanymą, neatidaryk savo širdies durų, kad tamsa ateitų ir viešpatautų. Todėl aš pabaigdamas, aš noriu dar kartą, nes kūnas geidžia priešingo dvasiai. Priešingo, priešpriešą. Ir tai vyksta kova. Bet jeigu dvasia mes mariname kūno darbus, dvasia, leisk dvasiai veikti. Leisk dvasia, tegu pajuda tavo gyvenime. Žinot, kartais mes turim savo pratimus, netgi religinius, aš kai kurie girdėjau, pasakau, čia iš mūsų namų, čia iš šeštadienio gal, į sekmadienį, bet grįžom iš stovyklos ir namuose, aš aišku, miegot naktį, nuėjau miegot. Valdytojai mano visko rūpinasi, jinai iš vakaro padžiausti ten skalbinius. Ir 2 valandą suprato, kad gali lyti. Vėjas ar ten pakilo ką, ir jinai ėjo surinkti visko. Ateina, mato, garažas atrakytas. O mūsų garažas palei gatvę, gyvenam tokioje vietoje, kur geriau garažas būtų užrakytas. Ir pradėjau rakto ieškoti. Ieško rakto, žiūri, niekur neranda. Sako, atėjau į kambarį, mano tašę apžiūrėjau, bet manęs nekėlė, myli. Nu ir galų gale, kadangi niekur nepavyko, sako, su savo tuo šviečiau, sako, telefoniuku, dar garaže lempa tuo metu perdegų, vienu žodžiu perdegė, vienu žodžiu, kažkur turėjo būti raktas. O raktą aš ištraukiau, įkišau į kitas duris, senelis viską užmiršau ir ramiai nuėjau miegoti. O aš turėjau mintį, kad reikia užrakyti. Ir jinai turėjo tokią mintį, bet kadangi aš ten per kitas duris vaikščiau, ir jinai atsigulė, viešpatie, sako, saugau garažą, pasimeldė nuoširdžiai. Ir jai ateina mintis. Nueik ir pasižiūrėk. Kitose duryse raktas. Būtų smulkmena, jeigu tu nebūtum jau 2 valandą pasivaikščiojęs, jau pavaikščiojęs, jau paieškojęs, ten, šiandien, ir jau vėl atsigulęs į šiltą lovą. Ir dabar, jeigu taip tikėjimą turint, tai normaliai, viešpatie, dabar aš padariau viską, dabar tu saugok. Viešpats, matyt, turėjo kitų reikalų. Sako, nueik dar kartą, atsikelk, atrakyk, pasimk raktą ir užrakyk visas duris. Ir iš tikrųjų nuėjau, raktas, kaip aš padėjau, ten stovi. Žinot, kas tai? Dvasios vedimas, kur kūno vedimas. Ir aišku, supranti, kūno vedimas miegoti. Netgi pasirodo būtų kūno vedimas, toks, kad viešpatie tu saugok, viskas, bet viešpas, jeigu sako, klausyk, dabar dar kartą kelkis, eik pasiimk. Ir jeigu tu neeitum, tai būtų kūno vedimas. Ir ko gero turėtum problemų. Ir paskui galėtum sakyti, vau, nepaklausiau, dar kažką. Bet paklusnumas veda į gyvenimą. Tai paprastas toksai žemiškas pavyzdys iš praeito savaitgalio. Žinot, tai kas mums parodo, kada viešpats iš tikrųjų pasiruošęs netgi buitiniuose dalykuose padėti. Bet jisai turi savo planą, kaip, ką jis negali saugoti. Gali pastatyti vieną kitą angelą ir ten tikrai niekas neužeis. Ne kartą viešpats tai paliudijęs. Bet yra momentai, kada jisai sako, tu turi tai padaryti. Tu turi šitoje vietoje pasakyti ne. Marink, sako, dvasia, marink kūno darbus. Ne savo žmogiškų įsitempimu, bet dvasia leis Dievo dvasiai. Va tam žodžiu, apreiškimu, tai atneša gyvenimą ir namai niekada nebus dykinė, niekada netaps dykuma, niekada nebus tušti. Jie bus tinkamai užimti Dievo dvasios, Dievo žodžių. Ten viešpataus tose namuose, o tie namai bus tavo širdis ir tavo gyvenimas. Ir jis pasiruošęs padėti visose srityse. Todėl aš noriu tikrai, jeigu turit giesmę, šlovintai turi giesmę, aš noriu tikrai paraginti kiekvieną. Žinot, kada ateis priešprieša, kada ateis konfliktas viduje, jūs pagausit tuos momentus. Kūno darbai aiškus. Žinot, kūno darbai aiškus. Tamsa jinai bando sugrįžti. Viešpats pasiruošęs ateiti tinkamu metu. Jis ateina kaip pranašas, jis ateina žodžiu, ateina savo dvasia. Jis pasiruošęs buvo savo mokinius koreguoti ir juos koreguodavo. Ir jisai žodžiais kaip per daug nerinkdavo žodžių. Sako, nežinot, kokios dvasios esate. Žinot, iš tikrųjų svarbu pasitikrinti, kaip šiandien mano dvasiniai namai. Kas juose gyvena? Kokios dvasios aš esu šiandien? Koks nusistatymas, kieno trokštų vykdyti norus, kieno norus aš jau vykdau. Jis Izraelitam pasakė, jūs vykdote savo tėvo, kuris velnias norus, jūs trokštate, nes jie ruošėsi jį nužudyti ir jisai žinojo, ką jie turėjo apsisprendimus kokius širdyje. Jis kalbėjo pranašiškai į priekį, bet niekas jų nesistabdė, jie pasiliko prie savo supratimo, prie tam tikro vedimo, kūno vedimo, tamsos vedimo. Šiandien klausimas kiekvienam iš mūsų. Kas turit vesti mus? Kas turi vesti tavo šeimą, tavo gyvenimą? Kam atiduosi savo
vidinius tos širdies namus. Ar jie bus pripildyti Dievo dvasios ir taps žaliuojančių sodų. Ar vieną dieną kažkas praeidamas pasakys, tušti, dykuma. Nors atrodys kažkas kruta ir juda, gyvenimas vyksta. Bet Viešpats aiškiai matys, kad tai yra tuščia, neturi prasmės, nes ten nėra gyvenimo pasiliekančio. Todėl noriu palinkėti, branginkit bendravimą su Viešpačiu Jėzumi, branginkit bendravimą su Dievo dvasia. Turėkite palenktą širdį, kada išgirsite kažką to, kas labai taip pradžiugina. Priimkit, įsileiskit, kas iš Viešpaties. Bet jeigu kažkada kažkas sudraudžia ir nuliūdina, lygiai taip pat priimkit, įsileiskit į savo širdį. Kūno darbai, sako, aiškus. Perskaitykit Galatam tą 5 skyrių. Pasižiūrėkit savo gyvenimus. Patikrinkim savo širdis. Nes Viešpas pasiruošęs judėti šventosios dvasios jėgoje. Staukim kartu su šlovintais. Ir jeigu turi kažką tai savo širdį prieš Viešpatį, atnešk jam. Išsakyk. Ir jeigu trokšti. Jungi. Aš matyt, per arti prie jo kolonėlės. Bet jeigu trokšti, kad Dievo dvasia vestų, paprasčiausia paprašyk, kad Dievo dvasia vestų tave. Ir jeigu atrasi priešiškumą, kylantį iš kūno, leisk Dievo dvasiai marinti kūno darbus. Leisk Dievo dvasiai viešpatauti tavo gyvenime. Dievo žodžiai ir Dievo meilė. Būkit palaiminti Jėzaus vardu.